Taigi, šiandien aš susitvarkysiu savo naujuosius namus su Proformula valikliais. Ir pradėsiu tvarkymą nuo virtuvės. Nusivalysim fasadus, stalviršį, indaplovę, šaldytuvą ir plautuvę. Visų šitų priemonių užteks šiandien išsivalyti. Nes kai veikia, mažai reikia. Taigi, fasadams virtuvės naudosiu šitą cifą, kuris skirtas nerūdėjančiam plienui ir visiems paviršiams, kurie yra atsparūs vandeniui. Jie galima cifą naudoti ir paviršiams sąlyčiui su maistu, todėl idealiai tinka virtuvėje, nes lengvai pašalina purvą ir pirštų atspaudus. Tipsas valant, kad susižiūrėti subėgimus, dažnai būna paliekama. Taigi ir pasižiūrim. Kai valom, sudrėkinam, pastebit išryškėjusius pirštų atspaudus, ten, kur daugiausiai yra purvo. Ir su blizginimo šluoste nusausinam. Jeigu reikia, pakartojam dar kartą. Kartais būna sunkiau valomos tokios plokštės, tai tipsas yra naudoti valiklį ant melamino šlapios kempinės ir tą vietą švelniai patrinti. Tiesiog paprastai sukamaisiais judesiais. Sakė švarus butas. Tai va. Taigi dabar valysim plautuvę su maišytuvu. Reikalinga priemonė yra nuo kalkių, kurią galima naudoti ir vonios kambaryje. Tai didžiausias purvas šitoje plautuvėje šitas sietelis. Sunkiai prieinamoms vietoms labai pasiteisina šepatukas. Išvalom visur, nes aš gyvensiu, tai kad būtų švaru. Ir šitą dar tarpelį pabandom dar keliais pataikyti. Dabar keliausim valyti indaplovės. O, toli nuėjom. Indaplovę šį kartą naudosiu, kai būna tam tikros dėmės, baltos, tokios kaip kalkės, galima naudoti nuo kalkių valiklį, bet šį kartą naudosiu nuriebalintoje, būtent greito veikimo, nes matau, kad yra purvas. Valymas vyks taip, kad išvalysiu su nuriebalintoju ir tada įsijungsiu skalbimo mašiną, papurškusi nuo kalkių valiklio. Matot, kokia indaplovė, kur ten nesimato. Šiaip nėra labai užteršta, bet dėl profilaktikos būtų gerai pasivalyti. Aišku, visiems pažiūrim. Gražuolis. O. Čia jau net pradės augti grybas. Iš tikrųjų, išpurškiu normaliai. Aš mėgstu su šepetėliu. Dabar ką dar darysiu, tai šiek tiek su drėgna šluoste surinksiu valymo priemonę.
paimsiu nuo kalkių sanitarinį valiklį ir labai paprastai tiesiog išpurkšiu, ypač ten, kur vanduo. Išpurkškiu. Gerai, pasitikrinsim orkaitę. Tiesa, dar nesu susipažinusi su buitinė technika ir nežinau, ar šita orkaitė turi pirolizės funkciją. Tikrai pakankamai švari. Valymą šiandien jai netliksim. Kitu atveju orkaitės valiklį naudočiau iš Proformulos. Puikiai tinka kasdieniniam ir savo orkaitės valymui. Čia mano daplo typs. Tai kažkas nepatiko. Dabar valysim vonios kambarį. Mums reikalingi bus pagrindiniai 2 valikliai, tai yra unitazo ir sanitarinis. Ir žinoma, dar panaudosime stiklų valiklį veidrodžių. Pasakysiu tipsą. Dabar gali rašinėti. Žmonės, kurie sėdi ant tualeto, viską labai apžiūri po tvarkytojų darbo ir geriausiai matosi. Bet čia tikrai žinau. Mums nekartą yra parašę klientai, kad sėdėjo ant unitazo ir pamatė kažkur kažką. Nu, čia žinok tikrai. Rekomenduoju atsižvelgti, su kokia kempinė yra valoma, nes ypač chromą labai lengva yra išbraižyti su netinkama kempinėlė, todėl rekomenduoju rinktis visada baltų padu kempinėlės, dėl to, kad jos yra saugios ir tikrai nepažeisite valomų paviršių. Jos nėra tokios abrazyvios. Ir labai svarbu yra gerai nuplauti sanitarinį valiklį, kad rūgštis nepasklistų ant paviršiaus. Ir dabar nublizginam su blizginimo šluoste, kad nepalikti jokių vandens. Jinai turi būti sausa, mato, mano yra šlapia, nes šlapia jau valo. Taigi, išsivalysim dabar dušo kabiną, bet svarbus aspektas prieš pradedant valymą yra susišlapinti valomus paviršius. Suaugusiam. Ir žinoma, kempinę baltų padu. Ir viską. I love you. Žinai, tai. Gipas toks yra. Nu ką. Išmailuoju. Nežinau kodėl, bet jaučiuosi kaip prieš egzaminą kokį. Nieko nelaukiant. Nesumaišome knopkių, nes čia dažniausiai sumaišom. Nuplaunam. Tada imam nubraukėją ir aš didžiąją dalį vandens, iš tikrųjų kaskart netgi po dušo, rekomenduoju įsigyti nubraukėją ir kaskart nusiprausus, nusivalyti stiklą. Iš tada bus žymiai lengvesnis valymas. Aš tarp kitko nusipirkau Brabantijos. Jis patogus su kabliuku. Karšta. Nu viskas. Gerai? Žiūrimai. Ten tik labai karšta. Dabar valysim unitazą. Naudosim Domestos, kuris yra itin tirštas ir labai veiksmingas. Tai jis naudojamas tik keramikai, su unitazo valikliu jokių būdų negalima valyti nei plautuvių, nei plastikinių dalių ir panašiai.
su šepečiu paskirsto ir valymo priemonę. Svarbiausias vietas iš ten, kur bėga vanduo. Šiaip tai labai sunku šepečiai nepatogu teisingiau naudoti, kur yra dangtelis toks, nes jeigu tai yra iš metalo, labai sunku naudoti ir galima pažeisti keramiką, išbraižyti. Arba valymo priemonė būna, kad sureaguoja. Tai šiuo atveju čia yra plastikas ir juodas, tai... Ir aš nuleisdama vandenį nuplaunu ir šepetį. Viskas. Pačiu paskutiniu žingsniu valome veidrodžius. Proformula turi puikų langų ir veidrodžių valiklį. Išpurškiame veidrodį. Ir aš mėgstu su papiriniu rankšluosčiu. Prilaikome, kad nenukristų. Tai dažnas klausimas jūsų būna dėl sienų valymo. Langų skystį purškiam ant šluostės. Valom, kur yra nešvarumai. Ir tada su sausa nusausiname, kad nepaliktumėm šlapios. Dar svarbus vienas dalykas atsikraušius į naujus namus, tai yra dezinfekcija jungtukų rankenų. Taigi keliaujam nusivalyti jungtukų. Valiklį purškiame ant šluostės. Nuvalysime jungtukus ir paliksime keletą minučių, kad valiklis, dezinfektantas suveiktų, nes turi ekspozicijos laiką keletą minučių. Kaip matot, mano įkurtuvių valymas dar nėra baigtas, dar laukia ilgas procesas, bet su šituo krepšeliu aš galiu išsivalyti pilnai visus savo namus.